Bet šiandien dar degalinį matėme, žiūrėjot. Galvoju, tarsi turėčiau gal žmonos kodą, važinau, bet ne jis. Labą rytą. Taip su varpais čia atvažiavot. Mašina graži, bet oras vėl kaunietiškas. Kaunietiškas vėl. Aha. Bet čia mes Kauno regione važinėjom, tai gal tegul būna, gal nieko. Nežinau, nieko. čia Kaišiadorys netoli, gal jie turi čia savo kokį orą. O tai nieks nepasikeitė per metus. 9 mėnesiai. Tai išnešioji. Mane išnešioja ten. Čia seniau, labas rytas, vietiniai paskutinėje, ne? Nu tai uogas valgysim šiandien pusę. Kažkiek gal. Įdomu. Ir kada nebuvo autostrados ir nebuvo geležinkelio, va šitas kelias jungė Vilnių ir Kauną. O kažkada tai čia vat mes dabar esam buvusioje, dabar Laisvės aikštėje, buvusi Turgaus aikštė, kur susirinkdavo iki 2000 arklių vežimų. Va, jeigu žiūrėsi, tai va šitas namas ir turi va tana. O kaip ta aikštė atrodydavo tarpukarį. O į kiną čia, tai va sinagoga atrodė štai taip. Kitas vajus buvo mažų elektrinių statyba ant Lietuvos upių. Tai šiam momentui Lietuvoje dar yra va tokių veikiančių elektrinių beveik 190 kelios, kurios, nu jeigu palyginimui, mes va dabar neužilgo važiuosim prie Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, tai ten jos galingumas, šitų visų 100 Lietuvos elektrinių galingumas yra maždaug 0,5%, koks galingumas yra vieno vamzdžio Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Kada yra elektros perteklius, siurbliai supumpuoja į viršų, o kada elektros trūksta, paleidžia žemyn ir tie patys siurbliai sukasi į kitą pusę ir jie dirba kaip generatoriai ir gamina elektrą. Ramybės, kalėdos, adventas. Baloj sėdėdamas su Mersu. Aš manau, prasidėjo atšalimas nieko tokio kaip nors. Kaip nors. Sakot, išgyvensit? Nežinau. Nežinau, va, jau jūs kilpą investavote, tai jau dabar kažkaip tai atsipirks gal kilpą. Visokių yra nukrypimų, kai kurie su Mersais į Bekelę važiuoja. Ratas čia. Nesupratau. Jisai čia tyčijas iš mūsų. Kol vaikai eis ieškot tų kalėdų senelių dovanų, tai mes kursim laužus ir ten dar kažką čia ruošiamis, o kai jie grįž, tada kitą prietaisą gaus suaugusieji ir eis irgi ieškoti. Bet jie ieškos ne kalėdų senelių dovanų, jie ieškos raganų eglės. O prie eglės jų laukia siurprizas. Tenai jie sužinos išklotinę kitiems metams, kas jų laukia.
Paliudysim, kad tikrai buvo. Paliudėsim. Kad jūs nematė, paliudysim. Va, čia yra Safari LT kalendorius. Alkoholį padėkit, sveikinu. Sveikinu. Galite praktiškai panaudoti visą tai jau net ir šiandien. Čia tepalai į Discovery ar kaip? Žinok, tepalų tiek neturim, kiek Discovery reikia. Nedaug. Čia faktiškai už pernai metus, bet galvojau, kad ir šiemet atvažiuosite. Kur tavo žmona? Nufotografuok. Jėzau, kaip ir skaniai kvepia. Pasidarom. iPhone. Yra labai graži daina lietuviška, su kuo sutiksi daug naujus metus, su kuo iš žvaigždės palydėsi senus, ir kad krištolinė tau ašara brauks, tas turinys tavęs vėtroje lauks. Tai tą gražią gaida aš linkiu visiems nuostabių švenčių, nuostabių naujų metų ir aš tikiuosi, kad mes visi sutiksim dar ne kartą. Kokie geri klientai papuolė šį kartą. Dainuoja ir palinkėjimus. Ir ačiū Vaidui už visus metus. Aš visus metus tikrinau Vaidą, kaip jisai vedžioja, kaip organizuoja, jis daro va taip. Vaidai, ačiū. Atrodo nedaug geriai, bet va.